bičas su karieta važiuoja. Grįžom vėl į Los Andželą. Mes lietuviai iš Los Andželo. Dabar kambarį turim virtuvėlę, tai kaip normalūs žmonės einam apsipirkti maisto ir gaminsimės namie. Kad neišleis daug pinigų. Jo. Ir šiandien dar varom į Travis Scotto koncertą. Tai čia turėtų būti kietai. Nusipirkom visokių amerikietiškų Kiaušinių. ir kiaušinių, pieno, ledų. Šiaip experiences nepatiko. Ne, nesą. Labai daug visko. Nėra daržovių jokių. Niekur. Pomidorų. Niekur. Agurkų. Niekur. What the f***? Bet yra užtat pakelis tas, kur vienas agurkas toks įdėtas, tas yra. Bet yra užtat Starbuckso kavos 35 pasirinkimai. Ir saldainių visokių pilna. Ir čipsų. Grįžom į savo chatą. Biški bardakas, aišku, aplinkui visur. Šiaip, Deima rado po to japonišką tokią parduotuvę, tai dar ten nuvarėm, tai radom visokių gerų dalykų. Pažiūrėk, kažkokių tokių nupirko. Tokių. Pagaliau, naminis maistas. Oi, bet taip nusūžiau. Labai sūrų, ne? Nu, makaronai tai jo. Subirėjo. Nu, ragauju. Į Travis Scotto koncertą reikia nusipirkti bilietus ir tam aš naudosiu šio video partnerį Revolut. Revolut yra realiai bankas tavo telefone ir kad jį turėt, tau tai reikia atsisiųsti appsą. Ir jeigu panaudosi nuorodą description'e, gausi nemokamai 20 eurų į savo Revolut sąskaitą, kurios galėsi išleisti realiai belekam. Aš šiaip Revolutų naudojusi jau pakankamai seniai, dėl jų keletos pagrindinių labai gerų funkcijų. Tai viena iš jų yra žiauriai kietai atrodančios bankinės kortelės, kurias gali tiesiog užsisakyti naudodamasi programėle ir tau jos atsiunčia namo. Tai va čia mano viena naujausia kortelė, juoda, jinai yra metalinė. Labai retai kas turi metalinės bankinės korteles, tai žiauriai išskirtinai atrodo. Ir kadangi sakiau, kad jau pakankamai seniai naudojus, tai žiūrėkit, dar turiu tokią levandos spalvos metalinę. Ir dar korteles gali susikastamizinti, tai mano šito auksinio kortelė turi užrašą TLZN, kurį pats ranka parašiau ant appso ir jį man išgraviravo ant kortelės. Šiaip Revolutą diena iš dienos naudoju tiesiog paprastiems atsiskaitimams, perkant kažkokias prekes ar pridant kortelę, ar tiesiog pridant telefoną. Ir dar Revolut labai yra gerai keliaujant. Tai dabar, pavyzdžiui, perkant Travis Scotto bilietus man reikia dolerių. Aš dabar atsidarau appsą, turiu 52 eurus, pavyzdžiui, exchange, pasirenku USD. Tai yra doleriai ir tiesiog pasikeičiu visus juos. Keitimas yra visiškai nemokamas, tai labai patogu keliaujant. Ir viskas. Dabar turiu 56 dolerius. Ir beliko nusipirkti bilietus į koncertą. Tai va dabar aš priėjęs prie tos vietos, kur reikia suvesti kortelės duomenis. Tai kortelės duomenis gali tiesiog nurašyti nuo kortelės, arba visi jie yra appse. Taip pat, kad apsisaugot, galite sukurti virtualias vieno naudojimo korteles, kurios po panaudojimo iš karto išnyksta ir niekas su tais pačiais duomenimis jūsų sąskaitos pinigų negali pasiekti. Tai bilietus savo ir Deimantei nupirkau. Tai kad gauti nemokamus 20 eurų į savo sąskaitą, panaudokit mano nuorodą description'e ir atsiųskit Revolut appsą. Atvarėm į Long Beach, lietuviškai Long Beachas. Bent jau taip mapsuose parašyta. Žiauriai good vibes čia, man atrodo. Muzika groja, palmės auga, šilta, saulutė šviečia. Kur tau labiau patinka, ar čia, ar kur buvo maisto parduotuvė Walmart'e? O Dieve, aš nekenčiu tas parduotuvės. Aš tik noriu pasakyti vlogą, kad aš čia pasidažysiu koncertų. Šiaip aš taip į paplūdimį nesidažysiu. Gerai? Gerai. Kol nieks nesimaudo. Aš norėčiau išsimaudyti, bet norėčiau, kad dar kažkas maudys, nes dabar eičiau vienas. Bet čia kažkoks uostas, tai gal čia tikrai purvina. O ten yra uostas, o ten sala. O ten palį paplūdimį tiesiog taip romantiškai. Nu jo, pabandom romantiškai, kaip nors išspausim. Gal dar šiandien bent trupinuką. Jo, nes po to bus tik tai... Ar tai buvo tik sapnas? Pagaliau atsikėlei. Moteris meluoja geriau.
Atvarėm į SoFi stadioną. Moderniausias stadionas Amerikoje. Virš 5 milijardų kainavo pastatyti, man atrodo. Gal net daugiau, nežinau. Čia bus Travis Scotto koncertas. Žmonių belekiek eina. Kamščiai visur. Va ten stadionas. Dabar čia nepalyginsi su Lilijacht. Liljaitis buvo, Rusy. Su šitu palygint. Ir mes gavom bilietus, pačiam viršui. Bet su kamera prizuminsim. Pabandysim prizumint. Nežinau, ar matysis pats atlikėjas. Ir dar pardavinėja merčą. Iškart čia ant gatvės. Ir nežinau, čia fake merčas ar kaip čia veikia. Jeigu fake merčą pardavinėja, tai visai smart. Bele kiek žmonių visur. Bele kokio dydžio stadionas. Ir dar ant stogo turi vizualus. Ten parašyta kažkas. Ir skrenda lėktuvai ir pro langus mato tą vizualą. Tai visai kėdai. Kai buvom Liljaičio koncerte, sakiau, kad laukiu ilgiausiai eilė, kokią esu laukęs. Čia next level. Čia kokie, 3000 žmonių eilė laukia. Dabar parodysiu, kur priekis. Nesimato, aišku. Bet eini tenai tiesiai, tada suki į dešinę. Va ten yra tokie užrašai. Tai, čia kokie 200-300 metrų. Tada suki į dešinę ir dar 2 kart tiek pat iki stadiono įėjimo. Tai maždaug tokia eilė. Nežinau, čia įmanoma įsivaizduoti ar ne. Čia einam. Bet jo, kas gerai, kad greitai eina, nes man atrodo tiesiog leidžia tokiom partijom, tipo. Atėjom. YouTube teatras, merčas yra. Už paprastą atprintintą hoodį 107 eurų. $175. Ne, gal kėdai atrodo. Atsiminimas. Geriau man tašė. Visi veržėsi į Floor Access. Stovimas vietos tai kainavo virš $400 vienam. Ir dar galimybė, kad tave sutryps, tai irgi not that great. Ne. Toksai stadikas. Čia jau kaip tolio, o mums reikia žiūrėk va ten. Mums reikia dar aukščiau užlipti. Bet čia patekom, prasisnykinom biškį žemiau. Mane kažkokia aukščio baimė yra. Bet aš čia tai nematysiu jo tiksliai. Ne. Tik per ekraną. Kokia maža scena atrodo. Yra kažkoks VIPas už $14,000, kur ten, man atrodo, visos žvaigždės sėdi. Ok, situacija tokia dabar. Mes turėjom sėdėti, kažkur va tenai, bet sėdėm kokiais 2-3 aukštais žemiau. Tai visai neblogai, bet vis tiek nelabai gerai matosi. Ar ten bus Travis Scottas, ar panašus į Travis Scottą su jo rūbais, negalėtumėm atskirti iš čia. Prasideda! Before the show starts, open that shit. Kainuoja taksai namo $100. Mums 20 minučių reikia pavažiuoti, $100 kainuoja. 113, 122 ir neįmanoma išsikvies nieko. Bet atvažiavom už 30. Mes pralaukiam apie valandą laiko. Kem 3 eurus. Už kem 3 eurus. Radom, už 2 minučių turėtų būti su Nissanu. Dabar tiek pralaukiam, realiai tie kem 3 eurai good deal, atrodo. Jo, tai šimta. Nepapigiai koncertas gavosi šitas. Bet šiandien nevalgėm restorane, nes apsipirkom parduotuviai. Irgi už 100. Hello for Diamante. Yeah. I went to Travis. Yeah. How was it?
The concert was great. Oh, that's cool. Now the waiting for the ride was not that great. It's like, oh. Ok, grįžom į savo kambariuką. Šiaip, koncertas, kiek vertinti? Koncertas žiauriai geras. Geriausias koncertas, kokiam esu buvęs. Pavyzdžiui, su šitu Lilajačio koncertu, nu, negali palyginti. Ten visa scena buvo papuošta, atrodo kaip uolos kažkokios. Minusas, kad mes sėdėjom Palangoj. Ir Travis Scottas buvo, nu, tokio dydžio gal. Bet Lilajačio buvo toks labiau jaukus, žinai? Jaukus, jo. Žiauriai fainas taksistas buvo, visą laiką prakalbėjom. Bet žinai, laiko važiavo? Kem 2 minutės. Ir mūsų taksistas dirbo SpaceX'e, dabar dirba hospitale kažkokia. Nu, bent jau jis mums taip sakė. Bet aš jo tikiu, jis žiauriai kietas. Ir sakė, kad Kobe matė. Ir Kobe Bryantas buvo atėjęs į turą SpaceX'o. Nu, aš dabar, kai pasakoju, gali būti neįtikima. Bet šiaip jisai pasakojo, tai tikrai tiesa čia yra. Jisai tiesiog, nu, SpaceX'e dirbo šitą apsauginį. Ne, jis raketas tikrino, ar kreksų nėra. Ne. Taip, Jo? taip. Aš supratau, kad apsauginis. Ne, žiūrėjau, ar nėra raketose kreksų. Kaip jisai taksistas dabar? Tai jis ne taksistas, jis dirba hospitale. Jis tik dabar, jis po Uberį padirbo kartais ir dabar pamatė, kad kai iš Konso važiuoja dafiga kainuoja, tai why not? Gerai. Ačiū, čia buvo Andrius Talžūnas ir Diamantė. Ir aš. Subscribe. Andriutė Kitas Talžūnytė. Kitas vėl rytoj. Rytoj, palaišiu kamerą reik. Aide. Gerai?